Sveiki, su jumis PHP LT pamokos ir šiandien aš jūs pamokysiu apie matematinius veiksmus PHP koduose. Šiandien aš pakalbėsiu apie sudėtį, atimtį, daugybą ir dalybą. Sudėčiai yra naudojamas pliuso ženklas, atimčiai yra naudojamas minuso, daugybai yra naudojama žvaigždutė, o dalybai pasvirasis brūkšnys. Taigi pradedam. Pavyzdžiui, dabar sukursiu naują kintamąjį skaičius 1, kuris yra lygus 10, ir skaičius 2, kuris yra lygus 2. Ir dabar dar vieną kintamąjį atsakymas, kuris yra lygus. Ir dabar sudedam, pavyzdžiui, tos du pirmus kintamos, tai yra skaičius 1 plus skaičius 2. Negalima dėti tarp kabučių šitų dviejų veiksmų, šito iš viso veiksmo, nes tada pliusą atvaizduos ne kaip veiksmą, o grinai kaip kažkokį tekstą. Nu ir dabar pažiūrim, koks atsakymas gavosi. Echo atsakymas. Išsaugome ir gavome 12, nes 10 plus 2 yra 12. Dabar jeigu pabandysime atimti, mes turėtume gauti 8. Taip, gavome 8. Dauginam. Dauginam. Gaunam 20. O jeigu mes padalinsim, mes gausim 5. Taip pat, jeigu norite padaryti, pavyzdžiui, skaičius 1 plus skaičius 2 ir dalinti skaičius 2. Dabar išsaugam ir gaunam 11. Kodėl? Nes skaičius 2, nes dalyba yra pirmoji eilėj, kaip žinote matematiką, tai 2 dalinti 2 yra 1, ir tada prie 10 pridedame 1, gauname 11. O jeigu norite, kad pradžiai sudėtų 10 plus 2 ir tada tik padalintų tą gautą skaičių iš 2, naudojame skliaustelius, kaip ir matematika. Taigi, uždedame skliaustelius, išsaugome ir gauname 6, nes skaičius 1 plus skaičius 2, 10 plus 2 yra 12 ir dalinti iš 2 gauname 6. Taip pat galima dėti ir kilometrinius veiksmus ten. Pavyzdžiui, skliaustelėse skaičius 1 plus skaičius 2, dauginta vėl skliaustelėse skaičius 2, atimta skaičius 1. Perkrauname ir gauname minus 96. Nes 12 kart minus 8 yra 96. Minus 96. Taigi šiai pamokai kaip ir viskas. Laukite kitos pamokos.